Sveiki, esu paramedikė Ieva ir šiandien pašnekėsime apie spaudžiamuosius tvarsčius. Turime įvairių dydžių, tiek mažiukai, tiek vidutiniai ir dideli. Pats pagrindinis dalykas, atsiminkit visada, plasmasiukas eina ten, kur norit sudarinėti spaudimą. Užsidedat sterilę medžiagą ant žaizdos arba jinai jau būna sutvarkyta ir pradedam gražiai bintuoti. Abu kraštus gražiai užsibintuojam. Ir tuomet jau galim sudarinėti tiesioginį spaudimą į žaizdą. Neišsitempiam tai binto, todėl kad jis labai susiaurės ir reikės daug daugiau priemonių naudoti, kadangi neužims tinkamą plotą. Iš kuo arčiau paėmam, įsitempiam ir užspaudžiam. Šitas plasmasiukas sudarysim tiesioginį spaudimą į žaizdą. Šis spaudžiamasis tvarstis didysis labai gerai kojom, nes jis užima didelį plotą ir jums gali tekti panaudoti mažiau priemonių, kad užbintuoti. Jeigu tai būtų ranka, patarčiau rinktis vidutinį, nes didesnis, kad ir mažiau priemonių reikės, tikrai nereikalingas rankai. Pačioj pabaigoje yra kabliukai, tai gražiai juos paimam, užkišam ir užtvirtinam. Ir turim tikrai gerai įtvirtintą visą mūsų suteiktą pagalbą, tamponavimą, už žaizdą užklijuotą ar sudarytą spaudimą tiesiogiai į žaizdą.